Aš pagalvojau gal keletą tokių minčių. Viena su tokiu lengvu pavydu, kad Gintaras yra iš tų autorių, kuris racionaliai kažką sugalvoja, idėją ir paskui ją įgyvendina ir moka tai padaryti. Tai todėl matyti ir todėl jo kūrybinė amplitudė yra tokia gana įvairi. Ir poezija, ir eilėraščiai, ir eseistika, ir dabar vėl kitokia knyga, ir romanas, kuris irgi panašiai gal buvo gimęs, parašytas. Šitokia knyga tikriausiai būtų dar labiau aštresnė, aštrumo pojūtį būtų įgavusi arba įgautų. Nes ir Gintaras savo jaunystėje dar yra užkabinęs, nežinau, kiek jam formavimėsi tai atsiliepė, būtent tos laikus, kai mes rašėm Ezopo kalba. Tai kadangi šitas drakonizmas, kurio pilnas pasaulis ir visuomenė yra, ir galėtume apie jį rūščiai parašyti rūščių kūrinių, tai čia Gintaras, ir iš to, ką mes čia jis perskaitė, man regis galėjom pajusti, kad viskas yra iš gana taip švelni ironija ir švelnios užuominos, man tai pasirodė ir kitose dalyse. Ir anais laikais to būtų visiškai užtekę, kad tokį kūrinį būtų jis pro Vagos cenzorius, kas cenzuruodavo Vagos leidyklą, irgi drąsiai praėjęs, bet skaitytojai savo vaizduotės dėka ir visą kitą būtų supratę, kaip daug kur, kaip kažkokias smerkia visuomenės kritika ir taip toliau. Ir tai būtų, kaip sakoma, aš taip manau, gal ir klystu, bet reiškia tokios ezopinės literatūros, kurią mes tada išeidau savaime galvos, kad mes ją rašėm, toks dar vienas kūrinys. Dabar šito viso nėra, šitas niuansas atkrinta, todėl čia skaitai, galbūt jau ir nebegaudydamas kokių nors prasmių, kad čia yra galbūt aštriai pasakyta apie ką nors visuomenę. Aš to net ir nepajutau, daugiau yra švelnios tokios, ar tokios ironijos, grajauskiškos, čia gal ne žodis švelniai netinka, bet grajauskiškos ir linksmos, reiškia, ir smagios. Šita knyga yra parašyta praktiškai dialogų, tai dar nusistebėjau Grajauskų, kad jam reikėjo išlaikyti meistriškumą, gana tokį sunkioj amplitudėj, nes visą laiko tas, reiškia, Riteris, Teksolotas, ar taip jau pavardė, ir tas misteris Kainlis, jie kalbasi ir yra vis laik replikos, pasakė, atsakė. Tai nerašysi visą laiką, darė, atsakė. Tai yra visų tie variantai. Man tai reiškia, ta amplitudė, kaip jisai išsisukinėjo iš tų padėčių irgi kaip jau, reiškia, rašančiam žmogui arba visą laiką skaitančiam kitų tekstus, reiškia, tai šitas krito į akį, kad šitas sunkumas, kuris gali labai smarkiai pakenkti tekstui ir pačiai prozai, jis yra išvairuotas gana vykusiai, nes nors yra tų atsikartojimų, bet jie kiekvienoje beveik stengiamas vis kažkaip, reiškia, tos sužinojimų arba niuansėlių dėka tą pokalbį išlaviruoti, kad nebūtų visiška monotonija, nes čia labai sunku papulti. Labai lengva papulti tą monotoniją, nes visas kūrinys nėra, reiškia, vaizdais piešimas, bet yra dialogai. Kai baigiau skaityti šitą knygą ir užverčiau ją, šventadieninė mano galvoj susiformulavo tokia mintis, kad tie, kas perskaitys šitą knygą, suvoks tikrai žmogaus prigimtį, kad visi mes esam drakonai, dalis to nežinom, o dalis tų, kurie žinom, bijom prisipažinti. Ir pagalvojau, kaip čia ta mintis, ar jinai ko verta. Ir man atrodo, jinai yra šito verta, nes jau vienas skaitytojas prisipažino esąs drakonas. Taigi, mano supratimu, sekt pasakas suaugusiems yra didžiausias menas ir galbūt netgi didesnis negu sekt pasakas vaikam, nors tai yra irgi didelis menas. Apskritai sekt pasakas yra daug didesnis menas negu rašyti, pavyzdžiui, eilėraščius ar dar ką nors panašaus veikti, o labiau rašyti literatūros kritiką ar disertacijas.
Noriu padėkoti Gintarui už 2 nuostabius vakarus skaitant šitą knygą. Pabandžiau sudėti dar kiek buvo nuostabių vakarų skaitant jo kitas knygas ir išeina, kad turiu dėkoti Gintarui už kokį mėnesį tikrai nuostabių vakarų. Ko daugiau gali iš kito žmogaus tikėtis negu šitiek daug nuostabių vakarų, net kai jo nėra šalia, paskaityti jo knygą. Ir ta literatūrologų galva dar prisiminė vieną tokią mintį, girdėtą būtent penktadienį Kaune. Ten buvo apie recepciją, tai yra lietuviškai, kadangi tokie žodžiai tai buvo vartojami lietuviškai būtų suvokimas. Esą mums patinka ar nepatinka vieni tekstai, tai lemia ne tiek turinys, kokia istorija, kas pasakojama, bet kaip pasakojama ir netgi ne tiek stilius, kiek pasakojimo intonacija. Ir skaitydamas, čia tiesą pasakė Palmyra, jeigu kartą esi girdėjęs, kai tas Gintaras Grajauskas skaito savo tekstus, girdi tą intonaciją. Ir ta intonacija, būtent tas artimumas sakytiniai, pokalbio, šnekesio intonacijai yra labai jaukus dalykas. O šiaip tai, jeigu reiktų vieno žodžio, kuriuo galima būtų apibūdinti būtent šitą knygą, aš pasakyčiau, kad tai yra smagi knyga. Lietuvių kalbos žodyne žodžio smagus yra pateikta 18 reikšmių, paminėsiu tik tai pirmas 3 ir paskutinę. O pirmoji smagus, žodžiu, ten užrašyta taip, kuriame jauku, gera, malonu būti. Antras, gerai nusiteikęs, linksmas, gerai nuteikiantis, teikiantis pasitenkinimą, džiuginantis, malonus. Ir kas keisčiausia, prie 18 reikšmės yra pateiktas toks pavyzdys. Smagus senam į vienišam. Reikšmė blogai. Ir aš supratau, kad čia matyt šitas pavyzdys užrašytas žmogaus nemokėjusio skaityti. Aš pasakyčiau, smagus senam įžlibam. Tikrai čia būtų blogai, jeigu nesi visiškai žlibas, yra literatūra ir vis dėlto tu nebūsi vienišas. Ir galbūt kada nors senatvėj bus galima prisiminti tai, kas teikė tau malonumą, kai dar buvai pusamžis drakonas, išsitraukti iš lentynos, kad ir šitą Gintaro Grajausko knygą paskaityti ir žodį smagu suvokti ne 18, o 2 arba 3 reikšmę. Dar kartą ačiū, Gintarai. Perskaitęs jau skaitydamas šią Gintaro Grajausko knygą, prisiminiau tokia istorija, jinai yra neišgalvota. Mes tuo metu buvom 10-okai, gal 11-okai, gyvenom mažame kaime, buvo penktadienis ir mokykloje diskoteka. Po diskotekos, kuri baigėsi 10 valandą, grupė 8-10 vidutiniškai ir gerai besimokančių moksleivių nusprendė nusipirkti butelį degtinės. Parduotuvė jau buvo uždaryta, ir parduotuvė, ir kioskas, todėl teko eiti į vieną iš 3 taškų. Taškai kaime buvo 3. Pas Vacį, tada vienos moters vardą nežinau, ir pas kitą moterį, kurios pravardė buvo Zvėrė. Be abejo, mes labai ilgai diskutavom, kas turės eiti ir dirbti, nes tai buvo vėlgi pirmas kartas. Ir pasitelkus tokį argumentą, kad aš priklausau mokinių tarybai, buvo nuspręsta, kad eisiu aš.
mano santykis su ta moterim buvo iš tiesų nepaprastas. Pirmiausia dėl to, kad jinai mokė, jos dukra mokė mano mama ir jos dukra Sandra. Sandra tuo metu gal buvo 3 arba 4 klasėje. Aš viską eidamas į laiptinę įsivaizdavau taip, kad maždaug tai buvo jau 10:30, aš paskambinsiu į duris, jinai atidarys, pasakys da, ir aš pasakysiu возьму одну. Bet viskas buvo kitaip. Aš paskambinau į duris, jinai atidarė ir sako, čего надо? Ir pasimetęs sakau, может, Sandra есть? Sako, Rečenska Sandra. Nu, sakau, na tanцы. Skradyt. Tai tą vakarą mes taip ir likom, nieko nepešė, bet paskui turėjau mamai teisintis, kodėl aš kviečiu jos moksleivę šokius. Ir tarsi šita istorija nieko nesusijusi su Gintaro Grajausko knyga, bet vis dėlto viena sąsaja yra. Tas gėrimas, kurį pardavinėjo moteris, vadinosi Sėri Drakon. Ir Sėri Drakon buvo vienas populiariausių gėrimų po šokių. Kai prieš kokius 3 mėnesius Gintaras Grajauskas Facebook'e pranešė, jog išeis jo knyga, paklausiau tarp kitų komentatorių, kurie džiaugiasi ir diskutavo, paklausiau jo tokio klausimo, kuris skambėjo poe. Gintaras atsakė no pe. Aš sakau, o, pe. O jis atsakė, no, pe. Aišku, tas intonacijas susikūriau pats, bet tikėkimės, kad jos buvo tokios pat teisingos, kaip ir tas ėjimas pas Sandros mamą. Ačiū Jums.